Vakar kandidatai po susitikimo su prezidentu dar galėjo vaidinti, juokauti ir išsisukinėti nuo klausimų. O šiandien atvirkščiai, prezidentas po susitikimo su finansų ministru siūlomu Algirdu Šemeta negailėjo kritikos antikriziniam planui. Šalies vadovas visų pirma nesutinka su siekiu mažinti sodros įmoką į privačius pensijų fondus. Prezidentas klausė: ar noras bet kokią kainą subalansuoti kitų metų biudžetą neturės ateityje neigiamų pasekmių, kurioms taisyti vėl reikėtų papildomų išlaidų, ar sunkmečio naštą pakels jau dabar sunkiai besiverčiantys žmonės? Šemeta atsakymų ilgai neieškojo. Dar niūriau pradėjo kalbėti apie ateitį, net mesdamas galimybės, jog stipriai susiveržus diržus, Lietuvai vis vien reikės sekti Latvių keliu ir skolintis iš Tarptautinio valiutos fondo. Mano supratimu ir mūsų koalicijos supratimu tai turėtų būti vienas, tas paskutinis žingsnis, jeigu jį reikėtų padaryti, tikimės, kad tokio žingsnio neprireiks. Prezidentas ir kai kurie finansų analitikai žeria kritiką planui, o konservatoriai vis randa kontrargumentų. Prezidentas nenudžiugino ir kito konservatorių kandidato – socialinės apsaugos ir darbo ministrų siūlomo Rimanto Dagio. Pastarajam prezidentas išreiškė susirūpinimą dėl konservatorių šeimos koncepcijos. Prezidentas pasisako už sisteminį į šeimą orientuotą socialinį požiūrį. Būsimoji vyriausybė taip pat akcentuoja šeimos svarbą bei paramą šeimai. Palaikydama šią kryptį, prezidentas atkreipė kandidato į ministrus dėmesį, kad toks išskirtinumas neturėtų menkinti santuokas neįregistravusias šeimas. Konservatoriai ir šiuo klausimu nežada keisti nuomonės. Džiaugiasi, kad šalyje didėja gimstamumas ir krizės akivaizdoje nežada trumpinti pačių ilgiausių Europoje motinystės atostogų. Žinoma, piktnaudžiavimai, kai susitariama su darbdaviu 3 mėnesius užkeliamos algos ir paskiau gaunamos didesnės išmokos. Šitas dalykas bus iš karto taisomas, sistema bus racionalizuojama. Tikriausiai nei vienas kraštutinumas, nei Latvių valdžios optimizmas, nei mūsų šalį valdysiančios vyriausybės pesimizmas, kurį patys politikai vadina realizmu, ekonomikai nei nauda. Reporteris Edgaras Kiškis, Vilnius.